Šį kartą kelionė truko ilgokai. Važiavimo buvo tiek, kiek ir praeitais metais, apie 24 valandas, tačiau prastovėjome 6 valandas įvairiuose kamščiuose. Dėl to 31 valanda prailgo ir išvargino. Diena keičia naktį. Saulė keičia šlapdribą. Vienas vairuotojas keičia kitą, o mes vis dar kelyje. Kaip mokytojas dar gal ir irgi panašiai.
avec votre équipe. Donc, vos Tarentines, les observations que vous avez faites, vous pouvez raconter. Vous disiez... Bet čia kažkaip nieks nevažiuoja. O įdomu, kodėl? O tai čia gal kitas kelias yra? Jo, pro Ženevą. Tai buvo ilgiausia kelionė į kalnus, kurioje mums teko dalyvauti. Po tokios kelionės lovos buvo labai minkštos, o pusryčiai labai gardūs. Va, žiūrėkit, aš vaikui pačiam, aš žiūrėjau labai svarbiai, va, užrašyta visą viršūnę, į net surašytas. Ne, tai čia į kitą pusę, va čia va yra ta ledo jūra, ne? Čia jūsų šita? Jo. Ne, čia. Nu, Tai čia ta didžioji. Tiek mūsų, kiek ir jūsų. Ne, bet čia ta didžioji, ne? Ar šičia ta didžioji, ne? Va, tai sakau, kad čia per maža, šita vat, taip. Ne, nu jūs matot ekspertai, juk didesnė per maža. Kai jūs sakėte, mes su mažom neeinam. Tai čia tas, kur matosi moneta, ne? Nu, kurią šiek tiek, sakysim, lengviau pamatyti, jo. Tai kam tada vargti su štai, gali šitą lengviau? Didesnė, ilgesnis maršrutas, žymiai ilgesnis, tu gali pats pasižiūrėti, koks jis tai O man yra. tai va čia geriau atrodo, pasižiūrėkit. Nuo čia ir tu gali važiuoti čia va tais vat ilgesniais ir praktiškai labai ilgą laiko tarpą važiuoti jūrą. Šičia to nebus, čia vat išsikeli tuoj. Čia vat ir čia vat pavažiuoja labai nedidelį tik tai gabaliuką. Nu, aišku, bet prie jos prisiriesi. Gali čia tų kalnų. Nu jo, pabandysi, kai užlipsi, pabandysi. Man tai čia grinai kirštai kažkur traukia. Jo, aš pavardau praktiškai pasitikėti. Palauk, štai vieną pusę ir nenai pusę, nes nemokamas kairę koja taip daryti. Tau sunku tau laguoti. Ne. Sieną matą. Aš taip sakant, dabar negėriau, tai gerai. Senas pasaulio, apie varių gazydą. Gali patausyti padėti. Kuo padus? Tuoj, kilsim. Šun. Matyti? Eik, tu kaip persištikti. Gal baigiam tą reikalą. Pirmiems nusileidimams pasirinkome trasas ir lengvus išvažiavimus šalia jų. Po dienos apšilimų, sekmadienį pakilome į Grand Monte viršūnę. Šis maršrutas yra pasiruošimo didžiajam nusileidimui dalis. Čia sutinkamos beveik visos sąlygos, kurios yra Egiulė Diumidi nusileidime. Tik jos yra žymiai labiau koncentruotos ir trumpesnės. Lipimas laiptais, nusileidimas plačiais laukais, leidimasis ledo jūros pakraščiu. Nubėgome pažiūrėti, kas vyksta su didžiuoju Grand Monte vagonu. Kadangi jau per vėlai susizgribome, tai rezervacijos į jį jau negavome. Teko stovėti gyvoje eilėje. Smagu buvo, kad jį greitai judėjo. Pasikėlėme į 3275 metrų aukštį ir ten nusileidę stačiais metaliniais laiptais pradėjome savo kelionę užtrase. Sniego minkštumas abejotinas, nes šiaip viršuje stipriai pusto ir sniegas labai suspaustas ir suplaktas, o pagal vietinius nesniego jau kurį laiką, maždaug apie 5 dienas. Tačiau laukai įspūdingi, o nusileidimas jais nieką mažiau įdomesnis. Stačios uolos aplink, vis siaurėjantis pravažiavimai, o už jų nuostabus Aržintie ledynas. Eikit, man tai žiauriai. Tai prasme, aš gyvenime būčiau to nepamačiau. Bet čia žiauriai gražu. Nesusilaikome.
Ledynas, žydras spindesys, kuriam ne 5 vasaros, o daug daugiau, tylus ir grėsmingas grožis. Šalia pravažiavimo spindi tarsi deimantas ledyno širdelė, nedidelis ledo luitas švelnus ir tviskantis saulėje. Puolame liesti, o paskui ir paragaujame. Nusileidimas ledynų nuostabus, lėkštas, tačiau įsilėkti įmanoma. Grįžtame į juodą trasą ir ją nusileidžiame iki keltuvo apačios. Dieną baigėme dideliame lauke tarp 2 trasų. Kadangi paskutinis sniegimas buvo beveik prieš savaitę, tai sniegas suvažinėtas, tačiau nekietas. Puikios sąlygos tobulinti kupstų technikai. Visi čia gaus praktiką. Čia jam nesnau parke Liepkalnė varyti. I'm bombing bastards, forever afters, carry me an equation, it's like I'm Asian, you heard fantastic, we cross the Atlantic, they say I'm not normal enough. Labai gražiai. I'm the key with the formula. It must be my mind right. I'll make your back break. And your knees bend. You're sucking me, friend. What do? We do the voodoo. I send the energy to an enemy. I'm fucking Ronnie Reagan. Cause I'm pagan. Is that you, boy? I see a decoy. Enter the arena. I'm full of schizophrenia. I'll up him in a minute and do the schizophrenic. Start them poses, cause this is where the flow is. Start them poses, cause this is where the flow is. Prognozės 2 dienom į priekį. Snieguotos. Tai gerai, nes bus šviežio sniego, bet kai sninga nieko nesimato. Taip ir slidinėjome tarp debesų ir žemės. Kartais išlindus saulei, skaisčiai apšviestos vietos atrodė pasakiškai ir paslaptingai. Ryškios slidininkų spalvos ir aiškus kontūrai palaipsniui pereidavo į tolygę baltą spalvą, kuri dengia viską aplinkui. Is there something I should know? Something you won't tell me? I can see it in your eyes. There's nothing left for you to hide, my love. Grįžtant namo iš Lietūr slėnio, pamatome, jog kelias, kuriuo atvažiavome, yra uždarytas dėl lavinų. Jei reiktų šiandien važiuoti namo, tai tektų rinktis aplinkelį per Ženevą. Antros stipraus snigimo dienos pabaigai Mantas užsinorėjo nusileisti ne trasa, o maršrutu, kuris matosi tik tokių nusileidimų specializuotoje knygoje.
Po ilgų svarstymų nusprendžiame leistis dviese ir papasakoti kitiems, ar tai įdomus ir vertas dėmesio nusileidimas. Pradžia nelabai dinamiška, nes turime išeiti į atviresnę vietą per krūmus ir nugriuvusius medžius. Radio Tour Information. Transmission, télévision. Reportage sur moto. Caméra vidéo et photo. Les équipes, les effets. Le départ est donné. Statumas milžiniškas, be jokių palengvėjimų. Šviežias sniegas sunkiai laikosi ir nesusidaro storesnė danga, į kurią slidės galėtų lengvai įsikibti. Tai kelia įtampą, nes paslydus sustoti būtų neįmanoma. Kamera neperduoda nei pusės statumo pojūčio. Atsikvėpiam tik perėję keterą ir išlindę į slėnį tarp dviejų briaunų. Čia galima jau leistis, tačiau leidimas jį sustabdo, slengstis, nuo kurios sniegas byra savaime. Už slenkščio matosi sukritusios lavinos, nežinome nei koks tiksliai aukštis, nei kas yra žemiau. Tenka ieškoti praėjimo šalia medžių. Viską dar apsunkina stiprus snigimas, drėgmė, prakaitavimas ir to pasekoje nuolat rasojantis akiniai. Nepadeda jokios prieš rasojimą sukurtos sistemos. Kadangi nešalta, tai būtų galima čiuožti be akinių, tačiau tada reikia tai daryti užsimerkus, nes smulkios snaigės bado akių obulius tarsi adatos, vos tik pradedi čiuožti. La flamme rouge dépassée. Maillot jaune à l'arrivée. Radio Tour Information. Transmission, télévision.
Sous mon dos, caméra vidéo et photo. Palengva statumas mažėja. Pričiuožiame dar vieną slenkstį, atsargiai leidžiamės jo pakraščių, kabinamės už kiekvienos šakos, šaknies ar kamieno. Įtampa kelia aukštai, iš ledo ir sniego luito išlindusi kažkieno tai slidė. Tikėkimės, kad tik slidė. Po šios lenkščio liko tik smagus nusileidimas tarp medžių per švelnius kupstus. Nusileidome sėkmingai, jaučiamės pakylėtai. Vakare mūsų laukia ekskursija į Šamoni miestelį. Retas atvejis, kai pačiame miestelyje yra sniego. Jis čia labai laikinas. Tai supratome ryte važiuodami pro tas pačias vietas, kurios jau buvo praradusios savo žavesį. Jau seniai praėjo tie laikai, kai miestelėje buvo galima važinėtis arklių kinkytomis rogėmis. Kitą dieną ištirpęs sniegas tai akivaizdžiai paliudijo. Tačiau vaikščiojimas mažomis Šamoni gatvelėmis tą vakarą buvo žavingas. Armagedon. Dar vienas turi būti. Nesąmonė, tai galvoju. Ta nealta, bet toks apvažiavas. Bet tai iš ko tam padaryta? Iš saldainių. Kas iš saldainių? Nu kas? Nematau. Ten toliau visi. Rizikėliai berniukams. Ir mergaitėms. Nu, tai mergaičių kažkaip padariau, atrodo, nei berniukų. Nematau, net rizikėlių, nei mergaičių.
Pietum bus... Kaip čia vadinasi, Mindaugai? Kas bus, tai ir valgysit, ponai mėly. Nu kaip padėčiai? You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Roll on, say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. Antra diena iš eilės apsiniaukusi ir stipriai sninga. Iki pietų matomumas pusėtinas. Su visa grupe prisimename elementarius technikos pagrindus. Juos patikriname ant trasos ir vėliau aš su merginomis leidžiamės į juodą, netvarkytą trasos atkarpą. Lėtai ir užtikrintai visos nusileido iki pat apačios. Tai suteikia pasitikėjimo, nes tokio sudėtingumo šlaitų nusileidime nuo Agiulė Dumidi nebus. Mantas susidūrė su gana keblė situacija, kai čiuoždamas visai šalia trasos pametė slidę. Ji tarsi pasityčiodama, gana lėtai, bet pastoviai slydo šlaitų žemyn ir nesileido sugaunama. Čiuožti su viena slide per purų sniegą yra labai sudėtinga, dėl to nenuostabu, jog Mantą palaikiau kažkuo kitu. Kažkoks biškių kerėplai, tariu ne Mantas. Apie pietus, kaip ir prieš tai dieną, stichija įsisiautėja. Slidinėti reikia žemiau ir tarp miško. Dar pora nusileidimų ir mauname į barą. Visi sveikai raudė vėjo nugarintais veidais, atšilome ir pailsėjome. Šiąnakt turi nustoti snigti ir ryte pasirodyti saulė. Jau pasiilgome ryškaus horizonto. Oras gerėja. Kaip visada, jei tik yra galimybė, kelionę su gidu darome bent po poros dienų slidinėjimo. Šį kartą dėl oro sąlygų tai buvo 5. slidinėjimo diena. Stiprūs snigimai baigėsi trečiadienio naktį. Liko viena diena iki Agiulė Dumidi nusileidimo. Jam merginos ruošiasi labai rimtai. Mūsų paskaičiavimais per šias 2 dienas turėjo prisnigti apie 50-60 cm visiškai šviežio sniego. Turėjome rezervaciją šiandienai 11 valandai į didįjį Grand Monte vagoną. Kėlėme šiandien anksčiau, kad tik suspėtume. Kaip pirmūnai prie kelto atsiradome apie 9 valandą. Saulė šviečia, slidinėti kviečia, spjaunu į viską ir varau su Dalia, nes tuo metu likusi grupė užkariaudinėjo Grand Monte. Mes vėl kuičiame savo lovyje. Sniegas minkštas, jo daug, sustumti šiokie tokie minkšti gūbriai. Po truputį tampame gūbrių specijomis. Išdrąsėjame, susirandame toliau dar šiek tiek didesnį ir statesnį šlaitą. Mūsų pamastymais jis turi atsiremti į mėlyną trasą. Nusileidžiame, kažkas ne to. Koliukai žymintis trasos kraštus ne mėlyni, o juodi. Kikenu, kad va moteriškės prisidirbom. Pasidairom, Dalia nusprendžia, kad leidžiantis trasa bus nekas. Aš apžiūriu į miškelį, besileidžiančią užtrasę. Ji pasirodo nuožulnesnė, mes ten ir pasukam. Prasideda mūsų garsusis tree riding. Ir skersai, ir su posukiukais, ir su šuoliukais nusileidžiame. Adrenalinas pumpuojasi kraujagyslėmis. Patiko, kylom dar kartą ten pat. Leidžiamės dar daugiau ir žemiau pro medžius. Džiugavom, nes mums patinka ir gaunasi. Kadangi šiandien visi intensyviai ruošiamės rytojaus nusileidimui nuo Agiulė Dumidi, mes savo uždedame pliusą ir jaučiamės pasitikinčios savimi. Aš neabejoju, kad turėčiau rytoj susidoroti su šios viršūnės pirmąją užduotimi. Kaip Dumidis? Apšalęs tolumoj.
Og dele en snickers. Nekalbant apie inventorių, tai daugelio galvose sukasi viena mintis, kaip daugiau paslidinėti už trasų per minkštą sniegą, kadangi to ieškančių čia dauguma, tai mėgautis šviežiu sniegu reikia, paskubėti. Dar viena išskirtinė šio regiono savybė – tai slidinėjimas slėniais su gidu. Tam reikia pasiruošti, nes tai nėra visiškai paprastas nusileidimas. Be specialios įrangos dar reikia pasiryžimo. Visai komandai kelionės tikslu tampa šis vienintelis nusileidimas nuo Egiulio Dümidi viršūnės. Jam ruošiamės visapusiškai. Technikos tobulinimas, kai tik leidžia oro sąlygos, inventoriaus suderinimas ir slidinėjimas įvairiomis sąlygomis, nes jos nusileidimo metu bus labai įvairios. Tai skersai nuvarys. Nes skersai netilpsi. Sakė, skersai netilpsi. Aš trumpesnis.
Žiūrėk, kaip smagiai vyras sniega. Nelabai geras. Taip susimušiau koją. Neklaus geriau, man. Net ką pasakysiu. Prašyčiau vieną keptą viščiuką ir 3 alaus. Čia tam. O, lietuviai dirba. O ką jūs čia darote? Uždarbiauja. Pila vyną, ką daro. O čia galima piltis, kad nori? Pilna pilna? Nu, dar truputį. Prisipyliau, va. Dabar gerai. Eina aras. Išaušo. Taip išaušo pagrindinio kelionės akcento diena. Kėlėmės dar tamsiai, šiek tiek apmigę susiruošėme dienos žygiui. Pusryčiai suvalgyti. Kalnas jau matosi. Dar kartą pasitikrinome, kokias kelnes apsimovėme ir išvažiavome prie keltuvo. Su džinsais ir tekina? Nu. Taip. Lempa, pamiršau. Kristina. Svarbiausia gera nuotaika. Skaudamas. Sakau, bet aš pati nelabai suprantu. Judam? Ten susitikome su savo gidu Kristoferiu, kuriam ankstyvą rytą anglų žodžiai dėliojasi sunkokai, bet įdienojus jis kalbėjo tikrai gerai. Hello, I'm Christoph. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, I have the river reservation. It's difficult this morning, but no, it's okay. Okay. T'en es à combien là parce que... 35. 35. Pasitrauk biškį, parodį, kur čia su slydėm galima varyti. Nu, va čia ypač labai gera trasa, va per tą olą tiesiai. Kam tas sniegas reikalingas, ne? Nežinau, turbūt ant slidžių dar tokius turėtų pasidėti. Jo, čia yra trasos nuo Giulio Dimidi. Ne? Ne, Montblanas. Ai, Montblanas debesyje, taip. Jau, tai kur mūsų gidas, o jis tyli? Už nugaros. Tau už nugaros mūsų gidas. Na.
Pakilus į Agiulė Diumidi viršūnę šiek tiek nusivylėme, nes tuo metu kaip tik buvo užėjęs debesis. Kerinčio vaizdo nepamatėme. Tunelyje susitvarkėme įrangą, užsijosėme daviklius, užsimovėme trapecijas ir prisitvirtinome sleides prie kuprinių, kad nereikėtų neštis rankose. Viskas įjungta. Nežinau. Čia jūs nori ieškoti. Jau skleidžia signalas. With this flashing lights, oh, it's okay, working. Yeah. You have to... Ah, this is the sound, yeah? Yeah, you charge. Oh, Okay, it's working. It's more yeah. Nu tai bent tiek, kad veikia. Bent vienas tai tikrai. okay. Ir ropoti. Kaip jos, man atrodo, ir Oh. Tai mes nestojam, gal galim? Eikit po truputį ratuką tokį darykit. Pradėjome leistis ilgų atvirų takelių žemyn į aikštelę, nuo kurios prasidės mūsų nusileidimas slidėmis. Takas turi iš abiejų pusių ištemptas virves, kurių prisilaikydami ir leidomės. A taip čia? Imam. Šiemet nusileidimas yra šiek tiek lengvesnis, nes nėra ledo po kojomis. Einame kietų sniegų. Tai va, leidžiamės nuo didelio kalno, pavadinimo nelabai aš ten ir atsimenu. Agiulė Diumidi. Va, Agiulė Diumidi. Leidžiamės, kaip sakė, nieko nematom ir nieko nebijom. Čia kai kurie. Bijotumėm, tai matytumėm, tai būtų baisu, o dabar pažiūrėkit į apačią, nieko ten nematyti. Eina natik, jeigu taip, tai natik. O va tas tai yra pavarė. Nu, būtų įdomu. Visi buvome susirišę vieną virvę, gidas ėjo pats paskutinis. Nusileidus takeliu, atsikabinome nuo mūsų visus jungiančios virvės ir pradėjome leistis didžiuliais ir plačiais slėniais. Vėjas silpnėjo, debesys retėjo. Atsiveriantys vaizdai vis labiau ir labiau džiugino akis.
Opa! Šaunuolė? Šaunuolė? Kur toliau? Matai kitas žemai? Ne. Tiesiai žemyn. Matai? Matau. Taip, pusnis po pusnies, ašarėlė po ašarėlės, posūkis po posūkio nusileidome iki ledo jūros. Tai vienas iš didžiausią įspūdį paliekančių reiškinių. Kalnai ir jūra, nors sušalusi, bet gyva ir banguojanti, keliasdešimt metrų aukščio stiklo spindesių pasidengę ir sustingę ledo slenksčiai, grėsmingas grožis. Ko ieškai? Kur gidas? Apačioj. Kur?
Nusileidome sėkmingai. Užlipome ilgais laiptais ir sulaukę kalnų traukinio, įlipę į jį atsipūtėme. Visi pavargę, sušilę, bet laimingi. Taip baigėsi mūsų pirmas nusileidimas. Taip, pirmas, nes jų tą dieną buvo net 2. Traukinio stotelėje su gidu sutarėme, jog jis pasikels su mumis dar kartą ir parodys sudėtingesnį maršrutą. Antram pakilimui kilo pusė komandos. Kiti pasinaudojo progą pailsėti ir pasivaikščioti po miestelio parduotuves. Vasarišką orą, kurio mėgavomės apačioje miestelėje, kalno viršūnėje pakeitė atšiaurus viduržiemis. Nors išlindo saulė, tačiau pakilo stiprus vėjas. Fill up his home with priceless junk. Pagaliau užfiksavus manto sudedamas lazdas, pradėjome leistis. Kaip man tai gerai? Kalnai tikrai klaidūs, nes taip tiksliai ir nesupratome, bei nepamatėme, kur leidomės praeitą žiemą. Tačiau šių metų maršrutas buvo daug įspūdingesnis. Kristoferis mus nuvedė tikrai įspūdingų kelių. Iš siaurų mažai išvažinėtų takelių matosi, jog nedaugelis čia čiuožia. Bet va čia tai jau gerai. 50 meters. Yeah, 50. Oh. If you fall, it's finish. Netrukus pamatėme dėl ko. Didžiuliai plyšiai su sniego tiltais yra tikrai labai pavojingi, bet tuo pačiu ir nuostabiai gražūs.
Čia yra 6 metų, rudas yra vasara, o balti sluoksniai žiemą. Tai čia yra 6 metai matosi, o čia viršutinis ta kepurė yra 6 metų. Aik tu savo. Nu šiaip ryte. Nu, važiuojam? Tai kažkaip gyra jie. Benvenuti al traforo del Monte Bianco. Bienvenue au tunnel du Mont Blanc. Welcome to the Mont Blanc Tunnel. For your safety, the tunnel is equipped with a video surveillance system. The compulsory distance between vehicles is 150 meters. Minimum speed is 50 kilometers per hour. And maximum speed is 70. And we wish you a pleasant trip. Tu nestraksėk čia, dar nukrisi. Moguliukai. Moguliukai. Bet vakar tokių mogulų dar buvau nemačius ten tam ledo jūroj. Ten tokių, tai vos neatsiremi į viršūnę ir apačioj, ten tas pravažiavimas toksai. Nu kaip, sako, ten tie tavo rožiniai, kokie rožiniai, sakau, spalvų nesgi daltonikas. Ką nori? Kaip sekasi? Gerai.
Офигенный. Офигенный. Get more money. Kelionės tikslai pasiekti. Visa komanda nusileido nuo Agiulė Dimidi viršūnės. Visi išbandėme purų sniegą. Daug nusileidimų nuo Grand Monte kalno. Pabuvojome Italijos pusėje. Nusileidome kalnų traukiniu. Ir patyrėme daugybę gerų įspūdžių. Kelionė baigėsi. Su ja baigėsi ir sezonas. Tikimės, jog su šios kelionės įspūdžiais ir prisiminimais bus atidarytas sekantis. Iki susitikimo kalnuose. Ar man vaidenas tas šprudelis su razinom? O, tai tu nevalgysi, aš taip supratau, ne? Tai jau gali nevalgyti. Ne, pirmiau sriubą pavalgysi. Bet tu pažiūrėk.